Sveiki matematikai! Šiandien nagrinėsime skaičių sekas ir jų ypatingas rūšis – aritmetinės bei geometrinės progresijas. Sužinosime, kaip jos veikia, kaip jas atpažinti ir kokie jų pagrindiniai pritaikymai. Pradėkime nuo aritmetinės progresijos apibrėžimo. Aritmetinė progresija – tai tokia skaičių seka, kurioje kiekvienas narys, išskyrus pirmąjį, gaunamas prie prieš tai einančio nario, pridedant tą patį skaičių vadinamą skirtumu. Skirtumas paprastai žymimas raidele D. Pavyzdžiui, turime tokią progresiją. Galime pastebėti, kad kiekvienas sekantis narys yra 3 vienetais didesnį už prieš tai buvusį. Reiškia, šiuo atveju skirtumas D yra lygus 3. Šioje progresijoje kiekvienas sekantis narys yra 10 vienetų mažesnis negu prieš tai buvęs. Reiškia, skirtumas D yra lygus minus 10. Norint apskaičiuoti aritmetinės progresijos n-tojo nario reikšmę, prie pirmo nario reikšmės pridedame n-tojo nario eilės numerio ir vieneto skirtumą padaugintą iš progresijos skirtumo. Panagrinėkime geometrinės progresijas. Geometrinė progresija – tai skaičių seka, kurioje kiekvienas narys išskyrus pirmąjį, gaunamas prieš tai einantį narį padauginus iš to paties skaičiaus, vadinamo vardikliu ir žymimu raidele Q. Pavyzdžiui, turime tokią progresiją ir galime pastebėti, kad kiekvienas sekantis narys yra 2 kartus didesnis už prieš tai buvusį. Reiškia, kad progresijos vardiklis Q yra lygus 2. Šioje sekoje galime pastebėti, kad kiekvienas sekantis narys yra 2 kartus mažesnis negu prieš tai buvęs. Reiškia, kad vardiklis Q yra lygus 0,5. Geometrinės progresijos n-tojo nario reikšmę galime gauti sudauginę pirmojo nario reikšmę su geometrinės progresijos vardikliu Q pakeltu n-1 laipsniu, kur n yra nario eilės numeris. Sakykime, turime tokią progresiją, galime pastebėti, kad jos pirmasis narys B1 yra lygus 2, o vardiklis Q yra lygus 3, nes kiekvienas sekantis progresijos narys yra 3 kartus didesnis už prieš tai buvusį. Pabandykime rasti 12 šios progresijos narį. Pritaikę geometrinės progresijos n-tojo nario formulę, nesunkiai apskaičiuojame 12 nario reikšmę. Tai tiek šiam kartui apie aritmetinės ir geometrinės progresijas. Dabar tikrai geriau suprantate šias sekas ir jų savybės. Kad įtvirtintumėte žinias, nepamirškite praktikuoti, spręsdami uždavinius, kuriuos galite rasti www.edusia.lt svetainėje. O kitoje pamokoje gilinsimės į aritmetinių ir geometrinių progresijų formulės. Išmoksime, kaip apskaičiuoti bet kurį progresijos narį ir kaip rasti pirmųjų n narių sumą. Iki greito!